Sveika žiūrovė, į sveikatą. Šiandien joninių diena, 24 birželio. Tai gavus, kad biškį neplanuotą reikalą dabar reikia spręsti. Čia prieš kokią savaitę padariau postą į Kauno vieną grupių apie kamštį, ten pareklamavau barą, gavosi taip, kad ir ten pasiūliau tokią verslo idėją. Nu, dabar pamatysit. Nu, čia trumpai pasiūliau, ten, žodžiu, daug reakcijų sulauk ir taip toliau. Ir čia yra pamoka numeris 1 visiems. Kai gauni reklamus, kai pasireklamuoji, tai žinok, visada bus ir geroji, ir blogoji reklama. Bet čia nieko labai ir blogo nevyko, iš tiesų. Bet žiūrėkit, esmė kokia. Tai važiuosiu šiandien į barą Kauno. Buvo ten tokia iškaba nublukus. Senai jau ten jaunai, kai pirkau barą, tai tiesiog likus buvo nuo senai. Ir aš jos nenukabinau kažkaip. Tai žodžiu, reikia nukabinti, nes gavau laiškelį, kad nukabinti reikia. Tai net neteisinsiu aš jos, nes dar ten reikia suremontuoti. Tai tiesiog važiuosim šiandien, nusikabinsim tą iškabą. Tai nieko nelaukiam, išgeriu kavą ir važiuojam. Tada pasimsim kopėčias, pasimsim sukinę, važiuosim iki baro, nusikelsiu aš ten tą iškabėlę, kad baudos negauti, nes jau laiškelis atėjo. Ir viskas, ir po to varysim kažką kitų veikti. Atvažiavom nukabinti tokią, matot, jau visai pasidėvėjus, bet vis tiek kažkam užkliuvo, kad ir, aišku, informacijos suteikia vis tiek, bet jau nelabai jaunai čia estetiškai graži, aišku, vis tiek teisingai turi būti tvarka, čia dabar visi taip prisikabinės, po to, kaip pavyzdžiui, nuvažiuoju į kokią kaimyninę šalį, tai ten tie visi užrašai, visi skirtingi, nieks nieko nederinė. Tai Lietuvoje bent tvarka yra. Pasidėsim. Nu va, biškį nublukus. Čia, kaip suprantu, galima perklių atšplyvelį uždėta. Aliumas.
Tai va, konstatuoju faktą, kad reklamos nėra, dabar jos nebus. Įsidėsim normalią, gal net šviesdėžę. O dabar eisim dar kai ką parodysiu. Ir tarp kitko, mano jau visai senutis, aišku, bet reklama Chrysleriam. Sorry už netvarką. Dirbam. Pažiūrėkit, va, galėčiau sakyti, kad krovininė mašina. Laisvai įsidėjo. Kiek čia, ne kokių 2 viršaus metrų. Tai iškaba. Žodžiu, pasakiškai. Viskas telpa. Ir į darbą, ir į sodą aš važiuoju, bet tikrai ne su Škoda. Kaip sakiau, kad kažką parodysiu įdomaus. Tai, žodžiu, parodysiu aš jums baras, kaip mūsų atrodo. Žodžiu, čia į ateitį nusimato daug projektų, kaip tik jau pradėjom. Čia va, durys atsirado, grindis reiks sutvarkyti. Bet, žodžiu, esmė, problemą turim tokią, kad mūsų bare šiek tiek trūksta patogaus sėdėjimo. Neslėpsiu iš tiesų, ką čia, vat, galbūt patogiausius, tai turbūt šitos kėdės atsisėdai, ramiai savo. Bet esmė, kad mes šiandieną pasimatuosime ilgį. Tai turim 2 metrus, 2,20, bet 2 metrus panašiai. Ir 60, grubiai 70. Taip, tai čia pasidarysim sofą. Patys savo rankom. Aš kaip suvalkietis, aš labai dažnai mėgstu, kaip sakoma, pasiskaičiuoti, ar man bus čia naudinga ar ne. Tai, žodžiu, sofos tai kainuoja nepigiai. Nu, blemba, be 600 nenupirksi, kad tokia patogesnė būtų, vietė kokie 300. Aišku, ir visokių reik rast turbūt. Bet visa esmė, kad nepigu, kai jų 10 reikia. Skaičiuoju, kad surasti pinigėlių. Tai mes pabandysim padaryti paprastuoju būdu. Pasidaryk pats. Ir džiaugsis vidinis suvalkietis mūsų, kaip sakoma, darbais. Tai po truputį keisimės čia tą situaciją. Realiai, žiūrėkit, va bairiai, ne? Kažkas kažkada senai sugalvojau, kad jiem reikia laidą prasivesti, tai ką padarė? Įsiūlė, žodžiu, įdėjo, įsiūlė, pravedė laidą, kaip jau durų angą, spėkit, ar tas laidas buvo su elektra. Tikrai taip, jis buvo su elektra. Ir dar negana to, pradžiugino visus. Tai žodžiu, dabar palikau taip, uždėjau, kaip sakoma, izoliacijos, kol kas nelabai gražiai atrodo, bet susitvarkysim. Tai žodžiu, ką norėjau pasakyti. Tai čia laukia toks šiais metais remontas. Nėra, jis nebus labai jau kosminis, bet pasitvarkyti reikia grindis, pasidaryti viską, kas pas mus buvo bare. Tai tikrai atkreipi dėmesį turbūt. Man pačiam nepatinka. Nu ir ką, klausykit, tai tam tas ir yra kanalas, kaip sakoma, kad galėtume mes jūs pradžiuginti turiniu. Žodžiu, aš atsijungiu, važiuoju namo. Ten pradėsiu daryti dalykus, kad galėčiau tą sofą pasidaryti. Ir, nes man reikia duris susirakyti, o čia viena ranka nelabai manoma, tai viskas, tada susimatom namie. Vienas neįdomiausių darbų, kuriuos reikia daryti, tai galazas dantis, blemba, peilių. Tai galbūt jūs komentaruose galite parašyti, kas galėtų Kaune tai padaryti, nes tikrai nenoriu šito darbo daryti. Tai pataginkit ar kažkaip informuokit, tai būtų visai faina. Arba aš pats ieškosiu tada, jei nieks neparašys. O dabar ką? Turiu nusipirkęs kažkokį tai deimantinį galandinimo daikčiuką ir bandysim vargt.
Nu tai žiūrim dabar, kas gausis čia. Žodžiu, vaizdas iš šono. Tai turim, žodžiu, principė, čia apatinis statramstis, čia viršui porankis turėtų būti pagal idėją. Tai dabar šita vieta yra grubiai jau matavausi, bet jinai yra, nu tarkim, jeigu čia dabar paimtume, tai gaunasi 68. Čia tai daryti 70, tai tada jis, žodžiu, iš esmės turi būti toks, vadinkim, tokia sofa su pagalvėm, kad galėtume, kaip sakoma, turėti vietos, nes tarkim, jeigu mes dar paleidžiam šitą žemiau, tai turim, čia bus nuo žemės dabar bus 20 comų, tada ties 30 turi būti, žodžiu, 10 comų tokia pagalvė ir tada turi būti, nu, grubiai 70. O čia, kadangi mes nedarom jo, vadinkim, tokio, kaip sakyti, pakreipto, nes galim ir tokį biškį pakreiptą daryti. Nu, iš esmės, čia vat apsitarsim komentaruose. Tai reikia irgi turėti bent 7, nu tai va 7. Tai aišku, čia kadangi šonas yra, tai kažkur šitoje vietoje bus atrama nugarai. Nu, ta prasme, šitaip jinai žiūrės. Šitaip ta atrama nugarai žiūrės. Ir tada gausis, kad mes dar galim 10 comų padėti pagalviai. Ir tada toks gausis tokia sofa. Aišku, atrama turėtų pagal idėją būti tokia, tik tai koja, aišku. Bet čia vat reikia apgalvoti šitą vietą, nes jeigu mes sėdim, tai norim, kad atlošas būtų toksai. Tai čia reikia pamastyti. Nu va, tai pradžia yra. Dabar dar prisipjausiu papildomai šitų. Tai reklaminiai pertraukėlį, žalias gėrimas, tarhūnas. Ne, iš tikrųjų, tai visai kas kita, šiaip nesakysiu kas, bet kadangi kanalų pavadinimas yra susijęs su meistravonėm prie butelios, tai dabar va prie stikliniais, už joninės. Vo, atsipučiau. Nu ką, neturėdamas įrankių iš tiesų išpjovau šitą skylę. Visa esmė, kad neturiu kaltų ir negaliu padaryti to gražaus suleidimo tobulų. Bet aišku, aš pasistengsiu. Čia mano realiai pirmas toksai baldų suleidimas, kurį sudaręs, tai nu, tikrai nėra tobulas. Aišku, aš šitoje vietoje dar galėčiau čia per ilgį varžtelį ir tada nu, viskas čia susitvirtins, aišku. Vis tiek gražiau, kai suleista. Plius dar, aišku, šitą reikia nuobliuoti, nes jisai yra per storas, šitas plonesnis. Nes šiai dienai dabar gaunasi, kad jisai va tiek yra per storas. Tai šitą padarysim. Nu, iš esmės va taip turim. Tai, kadangi šitą iš tikrųjų dariau su šituo aparatu, tai iš esmės su skarsavimu saklim tiksliau, tai iš esmės ir dar pasinaudojau peiliuku, tai kažkiek pasilygino, bet vis tiek nėra taip gerai, tai norėčiau kaltukų prisipirkti ir šitoje vietoje padarysim gražiau. Tai va, bet esmė vis tiek, net ir iš kitos pusės, o iš kitos pusės gražiau atrodo. O, tobulai įsidėjau. Nu tai ir viskas, tai ką, toliau dirbam, toliau darom ir matysim, kas čia gausis. Skersavimo stakliam gaunasi toksai reikalas, tai tiesiog iš kitos pusės pripjaunu ir viskas. Ir tada pakankamai lygiai gaunasi, tik neturiu, kai kalto neturiu, tai šitoje vietoje tiesiog biškį sudėtinga yra padaryti lygiai. Bet nieko, padarysiu čia dabar, ne problema, varom toliau. Nu, gal ir netobulai, bet pasižiūrėkime, kas čia gausi. Taip.
Iškirė papjaut. Nu, tobulo kampo gal ir neturiu, bent, nu, kaip pasakysi čia. Kaip čia pasakysi. Nėra blogai, iš tikrųjų. Ir visai stabiliai čia gavosi. Čia gavosi net ir stalas, jeigu nori. Ne, stalas iš tiesų. Iškrito vienas. Nu, iš esmės turim va taip. Mano tikslas yra padaryti, aišku, čia gal biškai per žemai padarau iš tiesų. Aš neprojektavęs darau, tai už tai taip gaunas. Šiaip paprastai taip pasiprojektuoju, kad nes neapsirikt. Tai esmė, kad šitas dabar, jeigu dar o tiek atsisėdimui, tai mes turim susėsti ir nu, kad įkrist biškį į šitą spaliuką. Aišku, čia problema gali būti vėliau. Vat reiks pagalvot, skersinius gal tos uždėsiu aukščiau tiesiog. Gal irgi čia prasipjaut reikės šičia. Ir tada įdėti dar skersinius taip išilgai. Ir tada valyt grindis, kad būtų patogu užkišti ten, nežinau, siurblį ar kažką. Nes jeigu toks aukštis bus, tai čia turėsim reikalų ir iš tiesų visai nieks nesigaus ir neišsivalysim grindų. Kaip sakom, reikės stumdyti baldus, kas čia, svarbiausia, čia yra uosis ir jis yra pakankamai sunkus, jau šitos kovos gavosi pakankamai sunkios. Bet užtat stabilumas atsiranda ir kai sėdim nebraškės tai baldai. Tai va, dabar ką, tai turim vieną koją, žodžiu, iš esmės tiek. Šiandien iš tiesų labai daug negaliu padaryti, turiu dar kitų darbų, tai kol kas parodau tiek, kiek parodau. Parašykit savo komentarus. Va, aš čia, žodžiu, bus geriausia iš tiesų. Parašykit savo komentarus man. Galbūt kažkokių pastebėjimų turit, galbūt patys gaminotės ir galvojat, kad būtų puiku pasidalinti patirtimi. Galbūt aš čia kažką netaip darau, iš tiesų, tai aš viską kaip ir gerai darau, pagal taip, kaip man atrodo, iš tiesų, jeigu kažkur ir klystu, tai iš tikrųjų žmogiškas dalykas. Tai va, nu ir man reikia susiimti mažiau kalbėti, iš tiesų, tai jau šiame video turbūt biškai mažiau, galbūt daugiau rodo. Tai pasistengsiu į ateitį, kad rodyti daugiau. Tai važiuojam į aptarimą. Nu tai ką, po dienos darbų galim prisėsti ir aptarti visą situaciją. Šiandienos, nu tai nuveikėm visai gerų darbų, naudingų ir ne tik gulėjom, kaip sakom, šūdų nemalim labai, bazarinom irgi mažiau, daugiau darim. O iš tiesų apie savo praeitą video norėčiau papasakoti apie dovanų planuotą lauko tualetą Vaidotui. Tai jau pirmą dieną sulaukiau reakcijos per trečius asmenis, neviešinsiu jų, žodžiu, jie žino. Tai tiesiog žmogus dėl įdomumo pats paklausė Vaidotų apie tai, kad, nu, užsiminė, kad aš čia tą video darau, kad būtent tą tuliką noriu statyti. Tai Vaidotas ten taip įdomiai išreiškė, taip gal kiek negatyvokai, maždaug, kad jam ten lauko tulikas yra šlykštų ir šlykščiausia, kas apskritai galėtų būti pastatyta prie namų. Tai maždaug, ką žinau, nu, tipo, okei, nu, nieks ten jam nestatys to nehigieniško baisaus tuliko, nu,
Ir apskritai dabar dar toliau tęsiant mintį, tai aš taip permaščiau ir sulaukiau įvairių komentarų. Tai labai džiaugiuosi, kad žmonės įsitraukė ir tikrai nemažai jų įsitraukė. Tai aš juos ir peržvelgsiu trumpai. Va, čia tik tai reklamos lenda. Eikit šikti. Aš YouTube Premium neįsipirkau. Gal YouTube'os parems. Tai daugiau mažiau, naujausi komentarai šiandien dar nuo ryto sulaukiau. Aš sakiau, kad negatyvo mažai sulaukiau po save kritikos. Tai iš tikrųjų sulaukiau. Tai pavyzdžiui, Tomas Jarumbavičius, šiaip jisai visai gražų komentarą parašė, tai jisai pagyrė idėją, sako, lyginant su Vaidu, tai esame labai mažai žinomi, tai reikia gaminti išskirtinį tualetą, kad jis ir atkreiptų dėmesį. Turiu sumeistruojęs neeilinį lauko tualetą, galėčiau pasidalinti pavyzdžiui, pastebėjimais, paremti medieną ir panašiai, jeigu domina, susisiekime. Tikrai domina, Tomai, tai dėl populiarumo tai tikrai sutinku, bet jisai neabejoju užaugs. Aš tikrai manau, kad esu pasiruošęs kurti įdomų turinį ir rodyti įdomiai, ką nors, kas jums patiks, pamatysit ir mes kontaktuosim ir bendrausim. Tai tada kažkoks seniukas rašo ir 2 laikus gavo, ko tik nepadarytum dėl populiarumo kitų sąskaitą. Galiu atsakyti labai paprastai, iš tiesų socialiniai tinklai, YouTube'as ir visas internetas yra skirtas žmonėms, kalbėti apie žmonės, tai tikrai nemanau, kad aš padariau kažką blogo, plus jeigu net aš ir neturiu followerių, tai nereiškia, kad aš negaliu apie kažką kalbėti, aš jų surinksiu, gausiu ir tikrai ne kažkieno tai sąskaitą, tikrai nevagiu kažkieno tai turinio, kurių unikalų turinį, plus aš pastebėjau problemą, kurią iškėliau, tai čia nemanau, kad iš vis yra kažkas blogo. O kaip sakoma, šūdą knist, tai tikrai visada, kai norėsi, išknisi, rasi, prie ko prisiknisti ir tiesiog šitas komentaras, tai tavo irgi komentaras sulaukė 2 laikų, kaip ir laimėjai kažką, o aš tai ką žinau, apžvelgiau, skyriau tau dėmesio, tai galėsi dar kokį šūdiną parašyti. Tai va, tada kitas komentaras, ką tu 665 lauko tualete, nuo 23 pagal Europos taisyklės lauko tualetų nebegali būti ir kaip bebūtų gaila, Lietuva pasėmė labai daug pinigų iš ES, kad panaikytų visus lauko tuos tualetus. Rezultatas, lauko tualetai liko ir dar gavo didžiulės baudas iš EU, už kurias mokysimės mokesčių mokėtojai. Flintstone'ų Disneylandas. Jo, iš tikrųjų, tai šitą girdėjau ir suprantu ir aš tikrai nesu už tuos lauko tualetus, kurie įkasti ten, tarkim, pastatyta kažkur ten už tvarto, ar ne, ir tiesiog iškasta duobė ir ten visos fekalijos krenta ir ten niekas nevalo, nieko neiškrauna. Tikrai yra sprendimai, tikrai galima kultūringai ir turėti pakankamai tvarkingus lauko tualetus, ar ne. Tada Patatskin Richardas, kaip supratau. Tai, Patatskin Buteliaus, reikia tarimą dar pasitreniruoti, aš turėjau taip sakyk, manau visiems patiks dar labiau kartais pamirštų ir sakau Butelių. Tai visada aš noriu meistaravūniais prie Buteliaus. Kažkaip taip. Šaunuolis, man patiko video, kiekvienas kitas, manau, susižiūrės vis geriau, norėčiau prisijungti ir galbūt kartais su dronu pafilmuoti ar pabūti aktoriumi, parašyk Ignai ponui Patackiui Richardui. Tai Richardai, labai malonu, jeigu kur nors matysim, kad galim jūs įtarpti, kaip sakomas, tai pakviesim. Vis tiek, kaip sakom, pažįstami esam. Tai va, ir šiaip sulaukiau iš tikrųjų daug įvairių pasiūlymų, tai vienas iš jų, pavyzdžiui, į stogą įleis butelius su vandeniu, bus kaip Turkijoje apšvietimas. Tikrai geras sprendimas, manau, dienos metu visai gerai, bet mes išpjausim širdelę. Išpjautume širdelę tiesiog. Tada Dovydas Malca, sveikas, turiu raudono kilimo, parašyk IPM, paremsiu kilimu, jei idėja patinka. Raudonas kilimas yra gerai, iš karto prideda prabangos. Tai va, palaukit, viską pamečiau. Tai va. Kitas komentaras yra ir 5 laikus net surinko iki šiandien. Kaip suvalkyti žodžių neskaičiuoji. Sutinku, pirmam video labai daug kalbėjau. Iš tiesų, man visada atrodo, kad aš turiu labai daug kalbėti, bet manau, kad tiesiog biški persistengiau. Tai su laiku aš tiesiog pasistengsiu daugiau tokių timelapso video rodyti, tokių, kur aš kažką veikiu ir darau. Tiesiog tą dieną tai kilo idėja padaryti apskritai parodomąjį video ir aptariamąjį. Tai nelabai buvo momentų, kur galėčiau ištempti kažkaip.
Tai tiesą pasakius, sutinku su šitais žodžiais, tikrai reikia mažiau kalbėti, daugiau daryti. Respektas. Taip. Ir kitas dar komentaras, įdomi idėja, iš karto lietuvišką YouTube mešką čiupt. Vienas ant vieno tualetas bus per mažas, pusantro ant pusantro būtų liuks, neužmiršk tualetinio laikiklio ir šiaip idėja veipukų laikiklių su veipukų dovanu ar kažką tokio. O gal ir cigarų komplekto laikiklį, kad atsisėdęs patrauk dūmelį. Kaljano tai nekursi. Nu jo. Ir telefono laikiklis būtų pravartu. Labai mintys geros. Sutinku. Tai va, tai rezimuojant, iš tiesų komentarai tikrai nėra labai negatyvūs, gražūs, geri, ten kai kurie galbūt, tokie, ką žinau, ten vienas iš jų. Bet šiaip, bendrai sakant, iš tiesų dėl tų visų ir dėl to pačio Vaidoto reakcijos, aš nežinau, dėl to Tuliko, kažkaip tą idėją dabar jaučiu padėsiu į stalčiuką, vėliau išsimsiu, nes šiaip pasilieku, aš ta prasme jos nenugesinu. Mes, kaip sakoma, ją išsitrauksim kažkada. Dabar labiau turiu pasidaryti tam tikrus darbus, kurie mane spaudžia. Nesinori, kaip sakoma, plėšytis. Tai nenusivilkit, nenusiminkit. Tualeto mintį ištrauksim dar tikrai kažkada. Kol kas šiandieną tiek. Čia buvo Meistro Ramunės prie Buteliaus pagrindinis atstovas Ignas. Iki greito.